Ar galim sakyti, kad laimėjo šiandien stipresnė komanda? Manau taip. Ko jums pritrūko? Mums pritrūko, manau, sėkmės. Pirmajam kėliny turėjom realią galimybę mušti įvartį. Manau, tai būtų pakeitę situaciją žaidime, nes matęs įtampą priešininkų veidose. Jie buvo favoritai visos serijos metu, mes žaidėm atsipalaidavę. Ir antram gale pirmo kėlinio praleidom įvartį. Tas visiškai nepakeitė pas mus, reiškia, situacijos, nes turėjom tiesiog vieną įvartį mušti, mums užteko lygiųjų. Bet matyt, kažkas psichologiškai vis dėlto sugriuvo. Jų įvarčiai antro kėlinio pradžioj visiškai tokie, kaip sakant, ką galima padaryti blogai gynyboje, tą ir padarė. Šiaip neapmaudu iškrist ketvirtfinale? Vertinant visą sezoną. Ne, apmaudo ta prasme tokio, kad labai baisaus nejaučiam, nes nuėjom toliau negu praeitais metais. Esminis dalykas, manau, kad buvo paskutinės reguliario sezono vadinamos varžybos, kai nesusirinkom ir nukritom ketvirtą vietą, gavom stiprų labai priešininką. Galim sakyti, kad tai yra stipriausia komanda? Ne. Ne? O kas yra stipriausia komanda? Mano favoritas yra Žaibukitis. Bet pateks į finalą Dineris ar ne? Turėtų žaisti.